pasveikinti visus susirinkusius ir padėkoti jums, kad vis dėlto pasirinkote alternatyvą ateiti čia šį vakarą pas mus, vietoj to, kad susitikti su draugais, ar daryti kažką, žiūrėti televizorių. Ačiū jums už tai. O mes jums pasiūlytume kitą alternatyvą. Alternatyvai. Tai yra mūsų lietuvių grupė susikūręs teatras. Ir mes su didžiausiu malonumu norėtume jums pristatyti šiandien savo pirmąjį kūrinėlį. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tai nėra profesionali grupė. Ir iš tikrųjų žmonės labai daug dirbo, labai stengiasi, nes iš tikrųjų labai norėjo pajusti scenos tvirtumą. Taigi, iš tikrųjų, ačiū jums, kad jūs atėjote. Prašau nesmerkti mūsų, jeigu įvyks kažkokios klaidos. O kaip esu įpareigota šio teatro šeimininko Maiklo jums pranešti, kad yra atsarginis išėjimas, jeigu jums prireiktų jo pasinaudoti. Šiaip, iš tikrųjų, siūlyčiau jį naudotis tik tais avariniu atveju, nesinaudokit tuo, jeigu jums nepatiks. O jeigu vis dėlto bus nuspręsta, kaip sakoma, panaudoti tą sunkiai artileriją ir apmėtyti mus pomidorais, turėčiau paprašyti, prašau, netaikykite mane. O iš tikrųjų, tai gal siūlyčiau sudrausminti savo kaimyną ir iš tikrųjų džiaukitės taip, ką mes jums paruošysime. Na ką, mes pasiruošę? Na, ką? Aš, žinokit, turėsiu jūsų truputėlį atsiprašyti, nes pas mus visą laiką tas darosi. Visą laiką pas mus tas darosi. Niekada nesusitvarko be manęs. Kur? Visą laiką. Mažiai. Pasiruošė visąnais, taip? Taip? O, jie. Aš susitvarkėt su ta daina. Susitvarkėt? O, tai mano taip visą laiką. O tu ko stovi? Į vietą. Kaip su mažais vaikais. Kas čia jį pastatė? Kas čia jį pastatė? Tuo karpas. Taksindas. O tu kur? Nors vienintelis spektaklis. O jie ką daro? Nasti? Alio! Aš čia skambinu. Neįsiau su jumis šiandien į barą spektaklį. Žinai ką, kitą savaitę. Tai gal mes jau galėtume pradėti? Daugiau, skambučių. Gerai, tai kągi. Pradedam. Jūrat, tu eilinį kartą mane išmuči iš ritmo, ar tu nesupranti? Mano kūnas praranda harmoniją su mano protu. Tau dar neaišku? Na, mano įsikišimo čia tikrai nereikia. Neįmanoma prarasti tai, ko tu neturi. O tu savo negatyvumu naikini mano gerasias emocijas, va. Aš sunaikinsiu tavo kairę akį, jeigu tu mane atneši stiklinės vandens. Visų pirma, brangioji, tu turi gerbti mane ir mano regėjimą. O tu? Beje, nepamiršk įmesti ir griežinėlio citrinos. Aš manau, mažutė, kad tu pati žinai puikiai, kur yra virtuvė. Ir pati gali nueiti. Tik būk, brangioji, atsargi, tenai prie slenksčio yra lenta atšaukus. Kad savo mažom plišom kojytėm tu nepargriūtum. Kaipgi jau visi 24 metai, kaip ta parketlentė, deda man guzus ant kaktos. Nuo tai žvejo sūnus atsirado. Ha. Ir dar su padirbtu pasu. Į Airiją
Su Kastyčiu Anosinė. Galvoj, tave čia niekas nepažins. Tai gal man kastytis geriau? Eik tu tau tik tai kasti ir kasti. Jeigu ne aš, tu ir toliau gaudytum kilbukus iš nafta dvokiančių marių. O dabar kaip žmogus, pažiūrėk, dirba statybose. Na, aš tai kaip žmogus. O gal tu nori pažiūrėti, kaip tu pati atrodai, ką? Tu dabar su savo tokiu anglų kalbos žinojimu. Tu net savo kosmetikos nesugebi nusipirkti, mažutė, va. Nu, žinai. Na, žinai. O brangioj, sėsk ir klausyk. Paklausysiu, bet kitąsyk. Paibambėk, patys ir verk. Patikšau, mus vienąkart. Man gana, tavo žodžių gana, kalbėt neįmanoma. Na kodėl, ant manęs šauki vėl. Na kodėl, tai kartojasi vėl. Na ir kam aš vedžiau? Aš gailiuosi, to nemažiau. Tu į medį Dievą varai. Dievas tu pavarai. Būt kartu, mums jau gana, toliau neįmanoma. Na kodėl, pas tave žliumbiu vėl. Na kodėl, man tampai nervus vėl. Gal nebūtų tokie pikti. Nenorėjau prašyti pati. Lelyje, kogi tyli. Valandėlė, ar dar myli? Lai sugrįš meilė pas mus ir vėl širdis mūsų namus. Na kodėl, Mane žiūri vėl. na kodėl, susidagiau ir vėl. O gyvenime tu man esi. Esu brangiausias, ar tai juokai? Negalėčiau būt su kitu. Kokia brangi manęs kitu. Nuostabi, esam šeima, mylimasis ir mylima. Na kodėl, myliu ir vėl. Na kodėl, grįžo meilė ir vėl. Ar tikrai nemelavai? Ar tikrai tiesą sakei? Vėlimi man priekaištaut. Man turbūt reiks nusišaut. Išeities regis nėra. Greit namuos vėl kils baisi audra. Na kodėl ir vėl. Nu kodėl, Kastyti, mes pykstamės ir pykstamės? Nu kodėl tu manęs niekada neklausai? Aš žinau, kodėl. Todėl, kad tu niekada nieko gero man nepasakai. Nu žinai, Ką žinai? Va, ir vėl tu pradedi pilstyti vandenį stikliniai, kaip visada. beje apie stiklinę. Kur mano vanduo su citrina? Matai, tu visada mane ignoruoji. Tu ir sergančiai man vandens į lovą neatneši, aš žinau. Oh, gerai, kad nors turim vaikus. Aš irgi galvoju, gerai, kad tos mūsų dukrytės yra. O jeigu ne jos, tai aš jau senai būčiau kojas patiesęs. Nei tavo tetušio pagalbos nebūtų prireikę, va. Ho, būčiau aš jo paklausius. Jis man tokią gerą partiją turėjo. Vieną Viznieriaus sūnų. Jis nors neknarkė naktim. Kas? Pala. Kaip supras neknarkė naktim? Brangusis,
O kur mūsų tos dvinukės, tos mergaitės, tas, jau žinai, kažkaip tai tylu, taip tylu. Tai gal papasakosi man apie tą savo kuilį? Kuris ten nektarkė. Jau, jeigu mūsų mergaitės tyliai tūno, reikėtų susirūpint. Žinai, kad ir aš pagalvojau, kur tos mūsų mergaitės? Jos kažkokios tai keistos, ar ne? Skirtingos kažkokios. Kastyti! Ašgi moteris! O gimdymo namuose tą dieną buvo akcija. Vieną gimdai, o kitą gauni dovanų. Tai viskas gerai. Pažiūrėk, Jūratė. O ašgi vyras, supranti? Ir kur tu perkūnė? Buvai. Kai žaibus laidėje, pagiriotas turbūt buvai. Jūratė, Jūratė. Mama! Mama! Šitų! Triumpikė! Mane vėl erzina. Sako, kad mano kojos negražios. Atsirado va, gražuolė Kleopatra. Vardas dar nesutykia tau teisės uodegą vizginti. Mama, kai tavęs laukėsi, pasakas apie faraonus skaitė. O įdomu, apie ką galvoja, kai tavęs laukėsi. O ką? Enrique. Labai tinkamas vardas jaunai, žaviai ir protingai merginai. Tu ir vėl didybės manijos virusą pasigavai. Ir ką? O aš netiesą sakau, na nekokios tos tavo kojos, nuo ausų auga. Tu nori pasakyti, kad jos tokios ilgos, kaip Klaudija šitą? Turėtų būti kaip pas Demi Moore darė pasakyti, ar ne? Šitą. O ne. Pas ją kojos auga iš ten, iš kur reikia. Ir ką? O ta, kad tas, kas reikia, kad tave vietoj galvos. O! Dvinukės, nu baikit peštis, kas čia dabar darosi? Nugi nebūkit jūs kaip tėvas asilo beretės. Jūratė, šiaip aš viską girdžiu. Kad tu būtum girdėjęs, kaip prašiau vandens atnešt, būčiau iš troškulio mirus. Palauk. Kokia aš tau, senelė? Kas čia dabar per staigmenos? Rūtenė, ašgi tau sakiau, būk atsargus. Iš kur tie vaikai čia atsirado? Prisidirbo. Mamyta, ar kvietot? Nieko tokio. Aš užsimiršau. Palauk. O kas tu tokia dūšia paklydusi? Oi, aš tai papasaką pataikau. Ach, jau tas jaunimas. Kai aš buvau jauna ir dar labiau žavingesnė. O, mama, kokia tu buvai? Pasakyki man atvirai, mama, 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 ar išdykus tu buvai? O, mes tokie jauni kaip pavasario pievos žali žali. O, mes tokie karšti kaip laužai, kaip upės rauni. Mes šokam ant vagia, nuėję į parą. Mes šokam lambadą. Nebark manęs, mama, mama, mes iššokam lambadą. Nuėję į parą. Mes šokam lambadą. Ir nieko daugiau. Ai, žinote, visko ten buvo. Tiek daug visko buvo.
Kokia ten jau tai buvo, ką? Tai gal galų galia paaiškinsi man, ką sveikino manęs, ar? Ką galėjau, tą į banką padėjau. Būgė, Lansimaivi, kalbėk, ką? Na gerai, jeigu tu taip nori, aš tau galiu pasakyti. Šiandien yra gegužės 16 diena, oro temperatūra +15. Gal gana maivytis, ką? Šiaip tai išaušo tavo išpažinties diena. Matai, tu ir vėl, aš tau tiek gyvenimo metų atidaviau, o tu? O ką, aš tau mažiau atidaviau jų? Visus atidaviau aš jos, visus. Tu viską pamiršai. O jeigu ne aš, tai tu iš vis nieko nebūtum prisiminus. Jeigu ne tu, aš gyvenčiau kaip nemirtinga deivė, lepinčiausi saulė, jūra ir vienatvė. Viskas nuspręsta. Aš išvažiuoju. Kur? Keliauti toli, mano mylimasis, parašysiu aš laišką, jei dar myli. Paku bananas po palmėmis, skraido šiūros dangaus, maudosi saulėje agirti, vyna kanadas skani. O brangioji, palikai mane toli, ar brangilėčių kiek ašarų širdį, argi neužtenka mano putlėmi, parvažiuok į mylį. Tu juk viską pamiršai. Ir tu viską pamiršai. Tu pamiršai mano širdies alsavimą, meilę tau. O tu pamiršai mano prisilietimą prie tavo žvilgančių plaukų, Jūratė. Tas rūpesčių kvėpuojančias rankas tu pamiršai. Tu mūsų dainą pamiršai. Ai, užteks tos lyrikos. Viskas nuspręsta, aš skiriuosi tavim. Gerai, dėkis. Palaukit. Taigi ne taip scenarijų parašyta. Ką jūs laukite? Dėkis greičiau ir važiuok. Palaukit. Argi mes taip repetavom? Pasižiūrėk. Aš galiu padėti. Mes kiek? O mama, tai paklausyk, nu tai gal apsigalvosi, jo? Kas apsigalvos? Mirė meilė, tai mirė, viskas. Važiuok. Sutinku, skleroznikas, man tikrai nereikalingas. O tu vėpla neraliuota, važiuok. Išlekia rožė gražuolė. Matai, dar beskaitant į knygas, kai aš nematau. Kamų sutra. Originalo kalba. Gražu. Gražu yra. Nieko originalaus, tik vienas potas. Ragana, undinė, tu nepaslysk. Kitą kartą. Palauk. Aš juos į teismą paduosiu. Dėl moralinės skriaudos. Mes tiek repetavom, nu kiek to teksto, argi mes tiek dirbom. Nebegaliu daug. Nu, nesupratau. Ir ko čia nesuprasti? Kažkuris mumis negyvens. Vadinasi, susirinkti tavo glamūrinius karpavus ir išvažiuoti likusi laivyną raminti. O aš... Gausiu tai, ko iš tiesų verta. Vienatvė. Ir garsiai klausama gerą muziką į ją. Kabalas. Mano gyvenimas griūva. Ne. Ne. Mes negalime leisti jiems išsiskirti. Kas jai?
Rožinių kvepalų prisiuosta. Gyvenimas tai netropelė, kad sugriūtų. Ko čia smerliojas, tęsia, ne meksikietiškus serialus gi žiūrėk. Mes negalime leisti jam taip išsiskirti. Na gal ir kažkoks nesusipratimas, bet kalba kaip bebūtų keista protingai. Išeis mama, aš nebeturėsiu iš ko pasiskolinti kvepalų. Ir tas jos juodas ilgas sijonas man visai tinka. Teisingai, mes negalime leisti mamai palikti laivą. O, tėvai! Reikia tėvai iš tų. Tėvai! Kur lagamies? Aš tau padėsiu daiktus susikrauti, tėvelį. 24 metai ir 11 mėnesių. Na, nereikia šįmet. Na, prašau, nežinau, sesė, tu teisi. Nežinau. Jie tėvai, jie mylimi mūsų tėvai, teisingai. Auklėja mus darai. Gyvenimo supratimą. Oi, nors ne visi jį įsisavino. Bet jie dėl to nekalti. Jie verti vienas kitą, bet jie verti ir laimės. Teisingai, jie turi būti kartu. Bent jau dėl mūsų. Bet jau dar vieną mėnesį. Aš suknelę naują nusipirkau. Jeigu jie nekels 25 metų jubiliejaus, aš neturėsiu ką nusipirkti. Na, viskas tvarkoj. O aš galvoju, kad čia didesnė problema, kad čia tuoj daktarą reikės kviesti. O čia pasirodo tik tai mažutė interpretacija buvo. Kvailėtų. Merginos, paimtas kovas be taisyklių. Jūs atimate darbą pas profesionalius šoumenus. Nors turėtų būti woman, bet kaip visur jaučiasi nelygybė. Bet vis tiek, nesibardyk, o geriau pagalvokit, kaip išvengti viso šito sąmyšio ir padėti mūsų tėvams susitaikyti. Tu teisus, jie tėvai. Jie turi likti kartu. Na, dėl manęs tai tikrai man reikalingas jų tandemas. Aš jar nenoriu. Išeisiu į kariuomenę, širdį esu karys, juk Dievas viską mato, kad mano rankos šakių nelaikys, man reikia automato. Tėvynė mylima, mėgok ramiai, sargybon stovina šaunūs kariai, ten kur mūsų narsa priešas mato. O jeigu kas užpuls akintų NATO, mūs begalinė narsa priešas mato. O jeigu kas užpuls akintų NATO. Tu ką, kvailys? Ne. Tada tavęs neims. Na ir taip, mes visi vieno kraujo. Nesvarbu, kad skiriasi mūsų interesai, bet mes turime jiems padėti susitaikyti vien dėl asmeninių interesų. Tu teisus. Pakeips aktoriai iš blogo serialo. Besėlės marionetės. Jei galėčiau, nukirpčiau giją jungiančius su gyvės. Kaip jūs galit? Galit ir elgitės kaip antžmogiai. Dėl
Dėl kažkokių tai apčiuopiamų materijų jūs lengva ranka galite parduoti tai, ką šventa. Kaip jūs galite švaistyti pradžią? Savo pradžią. Dėl laikinai žvilgančio skatiko pasiryžę peržengti per tai, kas jums suteikia galimybę šmaliutės dalkelis virsta tokiais dideliais mėšlavimais. Jeigu jie būtų žinoję, jie vis tiek būtų paleidę į jūs į šį šviesomis išdažytą pasaulį. Nes jie tai darytų iš besąlygiškos meilės. Kaip jūs lengvai pamiršote tas jų bemiegės naktis, kai jūs spiegėte dėl vykstančių rimtų skausmų. Kaip jūs pamiršote tas jų džiaugsmo ašaras išgirdus švaplai pirmus ištartus jūsų žodžius? Kaip jūs lengvai iš atminties išbraukėte tas jų skausmų nudažytas mintis, apčiuopus pirmuosius jūsų nesėkmės vaisius? Jūs viską pamiršote. Kaip kad jie. Jie pamiršo savo jausmą. Jie pamiršo savo šilumą vienas kitam. Jie pamiršo savo skrydžius ir lengvusius verdėjimus, kur kaip lengvutį po plunksnų prisilietimą juto vienas kito tvirtą palaikymą. Jie pamiršo, kas jie yra. Jie pamiršo savo dainą. Mes negalime leisti jam išsiskirti. Mes neturime teisės nepadėti jam sugrįžti atgal. Mes negalim jų pamiršti, nes kitaip mes pamirštume save. Pasaulio klaidos ant pakrantės smėlio. Tai netikras viliojančio aukso spindesys. Čia daug žiaurių karių praėjo. Bet kurgi dingo išmintis? O galbūt ji jūroje nuskendo ir tik tai išvaišino kur ją rasti. O galbūt jinai link saulės skrenda? Kasgi gali čia suprasti? Štai eina vienas pametęs galvą, o iš paskos dar tūkstantis tokių kartais. Be jokių vargų jie keičiasi. Tad kur dingo išmintis? O galbūt jas suėdė žvėris ir tik tais medžiai žino, kur jie rasi. Va čia tai gyvenimas. Jūra tai mano pradžia. Kaip neapsakomai gerai kvėpti to gaivinančio bangų kvapą.
Kaip miela paimti saują, kopų smėlį ir jausti, kaip jis rūva tarp pirštų ir veržiasi, lyg ką tai norėdamas atimti iš manęs. Ir visgi, kokiegi mes keisti susitikimai. Einam per gyvenimą. Repliojam, bėgam. Daug ką lengva ranka atiduodami, o daug ką besąlygiškai brangindami. Ir tik tada, kai prarandame, mes suprantame jų vertę. Už trumpalaikį savo ambicijos patenkinimą mes galime atiduoti viso savo gyvenimo, kad ir grublėta, bet atram. O, apie ką aš čia dabar kalbu? Skani ta pina kolada visai. Ir gerai. Dabar tu esi ten, o aš esu čia. Ir gali daryti, ką tik nori. Atsirado, matai, žvejo sūnus. Reikėjo jam tada tą šleivą undinę pakišti. Būtų jam gyvenimą ne pasaką pavertus, ne taip kaip aš. O, tu kastyti. Jūratė, nusiramink. Tu juk pati gražiausia, nuostabiausia moteris. Dabar atsigulk ir mėgaukis. Jūra, saulė, ramybė ir vienatvė. O, kaip gera. Apelsinai, patys saldžiausia pasirinkti kas grogi. Konjakas, pats geriausias, visų 8 žvaigždučių tik pas grogi. Klausykit, pirkit tamsą pas grogi, a? Gal apelsinų? Tik ten, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. O, švenčiausiai šviesus plaukai. Ką jūs padarėt su vargšu gruzinu atsiųsdami jam šitą tamsią plaukį stebuklą, meilės nejutusiam Gogai. O, nuostabiausiai būtybė ant visos šitos pakrantės. Tu atėmei mano sapną ir dovanojai man bemieges naktis. O kokios tavo akis? Koks žvilgsnis? Kokia karšių alsuojanti oda? Kokia gera širdis? Kokios seksualios kojos? Atleiskit, bet aš tai ištekėjus. Klausyk, Goga irgi ne vienodėmis. Bet mes sujungę savo širdis ir sielas. Galime prašyti atleidimo, kurį, jei patikėsi Goga, gaus visus 3 kartus. Jeigu tik 3. Ir vėl prisiminimą apie kastytį. Kokia moteris! Tu atėmei mano širdį. Klausyk. Aš turiu gero konjako, tikrai gero, ne to, kur pardavimui. Eime pas mane į kambarėlį. Išgersim truputuką. Apelsinų užkasim. Klausyk. Goga tau masažėlį padarys. Klausyk, tik draugiškai, Goga ne toks. Klausyk, Goga tau savo širdį atidavė, o tu... O, aš tai jau eisiu. O, darys kokia moteris.
Radau taip tą trūkstamą dalį. Radau tai, ką pamiršo. Na kaip radau? Kažkas išmetė taip prakuras, aš išgelbėjau. Tokius mielus veidus sudeginkit per klaidą. Kokie jūs reikšmingi. Susidėlę, bet galingi. Tuos gulis viens kitam įglėps. Na, nenoriu pažinoti. Vis dėlto klasika išgelbės pasaulį. Aišku, man ramybės per tą rožinę panelytę neturėti. Bet ko tik nepadarysi dėl savo pradžios išsaugai? Pažiūrėk. Seniena. O visai padoriai atrodo. Jeigu prie jos paderinus tą raudoną šalikėlį. Ir aukštakulnius. Platformos nemadinga. Galima būtų net iki parduotuvės nubėgti. Sauliaus tai nesuviliosiu. Kokį čiamą tikrai pakabinsiu. Iš kur tu tą skudurą ištraukė? Iš ten, kur višta daro por. Aš net savo trumpalaikę laimę dėl jų galėčiau paaukoti. Kokia aš. Vištos! Tarp jūsų, kaip gaidys jaučiuosi? Tai turėtų būti kažkas didingo. Tikrai ne tai koks. Nuskūręs savo paveikslas ar nudriskusi suknelė. Tai turėtų būti kažkas didingo. Kaip tas didis noras paragauti tos kareiviškos grikių košės. Kažkas tokio didingo. Aha, tokio didingo, kaip tie nesuprantami tavo norai nardyti po lietuvišką žemelę su automatu. Geriau tu būtum buvęs, kai buvęs kompiuterašas, tu nežinai, kokio tenarnį pavirsta. Taip, gino, taip. Palik man tą malonumą. Išdraskyti jie jokius. O dabar. Dabar mes turim vienytis. Ir surasti tai, ką pametė ar pamiršo mūsų tėvai. Tai va, giliai palėpį užkišau. Radau užkištą dėžę. Čia tiek visokių senienų. Kaip pikantiška. Kvepia praeitim. Mes turim surasti tai knaisiodamiesi jų praeitį. Gerai, jau gerai, nežinom, kad ir taip turi problemą. O, pažiūrėk, kokie jie mėly. O, burkuoja. Čia gintaras. Matomai, kokiam nors muziejui Lietuvoj. Dienoraštis. Ir tada jis mane apkabino per pečius ir ėmė bučiuoti. Na, nenorime šitą, žinot, nenorim. Ai! O kas čia? Žiūrėkit. Pala. Dabar aš supratau. Jie kažką kalbėjo apie pamirštą dainą. Senos plokštelės šiais technologijos laikais nieks nesaugos. Aišku, kad ne. Bet tai kaip mes galim šitą perklausyti? Į kompiuterį šitą tai neįkišė. Pala. Dabar aš žinau. Aš turiu planą. Mes, apsimetę senienų supirkinėtojais,
Davai, varom per namus. Varom per namus ir ieškome aparato tai plokštelį perklausyt. Dabar taip. Dabar taip. Tu į kairę, o tu į dešinę. O aš pamiegot, kol jūs sugrįšit. Paskutinį sekmadienį nebegesiu degtinę, nemylėsiu mergelių, daugiau jau ne. Paskutinį sekmadienį palinkėk mano laimei, mano mirštančiai meiliai, gerų dienų. Taram, taram, Simonai, patsėdė mano neatsibukai. O vaikas, ką yra? Iškai pigėliau. Gerai, Simka, yra kaip barą. 50 ką. Tai Simka, po tiek metų turiu bėdų, kalnus, marės bėdų. Eik Simkas, jėsk. Galima padarėsi? Oi, Simonai, kas iškai prisigėriau kaip kuilys. Išgerkim, Simonai, pasena draugystė. Išgerkim. Padavėjam! Šaunuolė. Man gražiai jinai rodo. Padavėjam! Man su Simka. Simka. O šimta. O, judesiai aš. Juda kaip gyvatė. Oi, Simka, gerai. Nepaleistuvaukim. Oi, Simka. Žinok, Simka, kaip aš ją mylėjau. Tikrai, aš ne ją mylėjau. Jūratė. Padavėjai pilk. Nervai kyla. Ir žinai, aš jai visą atlyginimą parneždavau. Lyga peiko, supranti, parneždavau. Vienai to nematė. Nereik gražuolio. Ai, Simka, išgerkim. O kas pas tave gera? Tas pačias bėdas, ne? Žinai, ką aš tau pasakysiu. Žinai ką, kol jinai man dar ožių nerodė, aš jai paėmiau ir pasakiau. Aš myliu tave. Man baisiai patinka tavo mėlynos akys. Būk gera, gyvenk su manim. Aš tave myliu. Aš noriu būti su tavim. Va čia tai vyras, kurio aš taip ilgai laukiau. Na, gal šiek tiek išgėręs, bet kas šiais laikais taureliai nepasako. Man pasako ne, degtiniai nesako. Myli mane, va taip aš jam iš kito butelio įpirksiu, kur ne prekybai. Gyvatė nori iš jos. Simka, ką padaryti? Pavadyk. Kas eikškas? Tu tik nesijaudink, viskas bus gerai. Simka, išgerkim. Tu tik palauk. Visko pasimesivešiu, tik drabužių kolekciją. Prieš kambario komplektą vien iš principo, nes gerą kainą suderėjau. Na, va taip va. Simka. Myli mane vyrai, laikykit jį. Ša! Žinai, aš tau panašu pasakyti? Aš turiu grįžti namo. Aš vyras ar ne vyras?
Pareisi pas vyras, o? Aš turiu su juo pasišnekėti. Uolai. Šitaip pareina, eina, Akis į ją. eina vyrai namo. Eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip pareina, eina vyrai namo. Grįžta iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Eina vyrai namo, grįžta iš kazino. Saulė jau seniai jūroje nuskendo. Moteris vaikams sumigus savo vyrų pasigenda. Laukiant išviesta languos, oi vaje. Ar sugrįžęs jis paguos, ar nuvirs nuo kėdės. Šitaip pareina, eina vyrai namo. Eina iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Šitaip pareina, eina vyrai namo. Grįžta iš baro su dainom, grįžta iš kazino. Visi jie tokie. Man patinka tavo akis. Ir tegul tik pabando pasakyti, kad negražios. Atiduodi jam visus savo gyvenimo metus gražiausius po kojom patys. O jie eina ir užlipa ant jų lyg nematydami. Kokie tai žiopliai, aš nesuprantu. Va, ir Kastytis dingo. Nebėra. Ir dabar taip vėsu ir tylu namie. Aš atsimenu, kai tokiais vėsiais vakarais Kastytis išvirdavo sriubos ir mes su vaikais kartu sutūpę prie židinio srėbdavom skystimą ir smagiai juokaudavom. O vaikams sumigus mes dar ilgai jausdavom vienas kitą ir stebėdavom besibučiuojančias ore kibirkštis. O Kastyti, Kastyti, tu užrakinai mano širdį ir raktą taip giliai nukišai. Bet aš tam visai neprieštarauju. Taip neapsakomai gera būti tavo širdies kalinė. Na, bet jausmai nusės, o moteriškas išdidumas turi imti viršų. Ir be jo man bus labai gerai. Žinau, kad bus visko, bet tikrai bus gerai. Aš tai galvoju, kad jas parnešiu paprasčiausiai taip šaltai ir abejingai teiksiu šiai. Sakysiu, Jūratė, juk ašgi vyras, rūpiškelinu. Šeimos galvokai galbūt. O ką jinai? Aš taip galvoju, kad jinai pasilenks pauostyti šio gėlių aromatą ir pasakys: oi, Kastyti, Kastyti, kaip skaniai kvepia. O jos akis šaukte šauks mylėti ją tokią. Žaliai nuostabę pasipuošusią šios gėlės aromatu. Labas, Jūratė. Labas. Kaip laikais? Gerai, o kaip tu? Čia irgi neblogai. Jūratė, būk gera. Neišeik daugiau. Prašau. Brangusis, dovanok man. Aš taip ilgėjausi tavęs. Nepalik manęs, gerai? Aš negaliu be tavęs. Gerai? Sutarėm? Brangusis, aš čia. Likusi daiktus atsivešiu vėliau. Tu man padėsi. O namų darbus irgi pasidalinsim, nes man iki jūra pasidariau, va. Dulkės valysi irgi tu, tvarkysi sodą irgi tu, skalbinius lyginsi
Irgi tu? O, valgyti gaminsiu kartais aš. Och, tu puodė neraliuotas! Jūratė, palauk. Tu melagis ir išdavikas! Palauk! Moteris, palauk! Aš prieš moteris neturiu nieko prieš, aš jom neprieštarauju. Bet brangutė, mielutė, pasakyk bent jau koks tavo vardas. Aš net akies krištaliu į kitus nepažiūrėjau, o tu? O ką aš? O ką aš? Nežiūrėjau net. O mano akių šviesa. Mano dantusis abrikosa. Mane pas tave atvedė tavo karčių alsuojantį širdys. Klausyk! Taip, tai vadinas, tu nie akies kraštelių nepažiūrėjai. Nu taip, kur tu pažiūrėsi? Kada savo visus vaizduolus baisius mėgus į šitą fruktą iš apelsinų giraitės, va? Pašlemėtas! O tu ką, gerai? Aš tau tiek savo gyvenimo metų atidaviau, o tu? O aš mažiau. Ką mažiau? Tu viską pamiršai! Tu irgi viską pamiršai, Jūratė. Viską. Radau! Kur tu tai radai? Aš pas tą kaimynų stygą. Dar nenorėjo duoti, tai aš į tą suknelę atidaviau. Nu gerai, daviau panešiok. Tai gerai. Tai jungiam. Kas tai? Kažkur girdėta melodija. Skamba lyg širdis skambėtų. Žinau aš, Jūratė, kas tai aš tavo kastytis. Per amžių sąjungą, Jūratė. Toks jausmas, kad kažkas maloniai liestų mano sielą. Regis jis sustos kvėpuoti, jeigu tavęs šalia nebus. Aš tau pasakos gale.
čia darot? Aš ir pas advokatus buvau nuliekus, o jūs savavališkai scenarijų keičiat. Vėl, kiek mes dirbom, kiek repetavom. Bet man iš tikrųjų tai labai patinka. Aš esu labai laiminga. Tik tais mes visiškai pamiršom apie juos. Bet ne mes vieni juos pamiršom. Na kągi, vis dėlto, kam lemta įveikti, tas įvyks. Ko nelemta užmiršti, to net ir visagalis laikas neištrins. Ar girdite? Vis dėlto mes sulaukime 25 metų jubiliejaus ir pasakos, ir gyveno jie ilgai ir laimingai, sekos sulaukime. Laikas švęsti? Ar laikas švęsti? Ar turime skanaus tenais? Už kurios? Kasgi iš tiesų yra gyvenimas? Elementariausia. Tai tas, kas vyksta šią akimirką. Mes imame gėrio ir blogio, džiaugsmo ir skausmo sakinius ir rašome ją į savo gyvenimo pjesę. Bet atsistoję savo kasdienybės scenoje mes susimąstome. Ar vis dėlto gyvenimas tai repeticija spektaklio, kuris niekada neįvyks? Ar mes suklydę galime sugrįžti atgal, atsiprašyti žiūrovo ir suvaidinti tą epizodą iš naujo? Kitokių užkulių tada nebuvo. Kokią komandą surinkau? Tad vis dėlto gyvenkime taip, kad nereikėtų gailėtis dėl savo padarytų niekšybių. Dovanokime vienas kitam šilumą ir savyje gyvenantį gėrį. Mylėkime savus, mylėkime savo artimuosius. Gyvenkime, nerepetuokime, nes praėjęs laikas negrįžta. Baltų kopus mėliutėjo nelygi nakties. Visos žvaigždės mums minėjo, meilės žodžiai mums skambėjo. Pasilik kartu ir nesakyk sudie. Visos žvaigždės mums minėjo, meilės žodžiai mums skambėjo. Pasilik kartu ir nesakyk sudie. Kiek atradom, kiek palikom, kiek saulėlyčių sutikom, niekad negalvojom, kad ateis diena. Skyrė metai, skyrė jūros, skyrė mus, keliai likimo, galbūt tiek reikėjo, norint ras save. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai. Baltų kapus mėlytėjo nelygi nakties. Visos žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums skambėjo. Pasilik kartu ir nesakyk sudie. Visos žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums skambėjo. Pasilik kartu ir nesakyk sudie. Kartu ir nesakyk sudie. Norėčiau pristatyti mūsų mieląjį, gal pirmiausia iš tikrųjų pradėsiu pristatyti nuo tų žmonių, kurių nesimatė scenoje, bet kurie įdėjo be galo didelį indėlį. Tai mūsų apšvietėjas Andrius.
Mūsų garso operatorius Arūnas. Mūsų grimas Inga. Žmogus, kuris įdėjo be galo didelį indėlį, kuris rūpinosi visais tais buhalteriniais reikalais ir visa administracija bilietukais ir visom brošiūrėlėm. Ilma. Dabar norėčiau pristatyti mūsų muzikinius perliukus, kurių klausėtės šį vakarą. Tai Valerijus. Gitara ir vokalas. Lorenas. Klavišinė ir akordeonas. Ir taip pat mūsų žavingoji Jurgita. Vokalas. Na, tikriausiai mes priėjome prie kulminacijos. Pristatysiu iš tikrųjų šaunių žmonės. Tai Goga. Mūsų Jonukas. Vyrai, nepabijokime to žodžio. Wow. Padavėja. Mūsų šaunusis Rudanis. Ingrida. Sesės. Dvi sesės, dvi dvynukės. Tai Inga ir Simona. Ir Vandekraitė, kuri papuolė ne į tą pasaką. Helen. Mes su juo vakar buvom nulėkę į barą, su Gerovas, Viktorija. Mes ir aišku, mūsų šios šventės kaltininkai Jūratė ir Kastytis. Gertrūda ir Dana. O dabar galite tęsti. Režisierė Laima. Tikriausiai mes dar iš tikrųjų norėtume atsiprašyti tų, kurie negavo bilietų, tai tikriausiai jūsų draugai ir pažįstami. Mes iš tikrųjų pasižadame, mes dabar tik tais darėmės dėl datos ir jeigu bus toks poreikis, mes iš tikrųjų spektaklį kartosime. Bet vasaros laikotarpis ir daug kurie išvažiuoja žmonės, kai kas laukia šeimos pagausėjimo ir mes paprasčiausia be rugpjūčio mėnesio jo tikrai neparodysime. Iš tikrųjų laukiame jūsų ateinant vėl. Yra planų. Noriu pristatyti patį svarbiausią žmogų mūsų spektaklio kaltininką, organizatorių, režisierių. Yra Laimutė Prokofjevič. Turime tokius rėmėjus, aš nežinau, aš jų dar kol kas nepristačiau, aš iš tikrųjų norėčiau padėkoti visiems mūsų rėmėjams, kurie prisijungė prie šio renginio, tai yra Deva fotostudija, Studio Inai, paskui T-Word, Dublin Duona, taip pat, dabar jeigu suklysiu pavadinimą Soft Project, jeigu tai yra tas atstovas, labai dėkojame, nes tai yra naujas rėmėjas. Norėtume padėkoti 4 vėjų mokyklėliai, kuri priėmė mus į patalpas parepetuoti. Taip pat norėtume padėkoti tam žmogui, kurio nėra, tai yra kunigas Egidijus Arnašius, įleidęs mus į kambariuką taip pat parepetuoti, nes mes kaip be patalpų, tokie benamiai, ir Rūtos galerija, kuri taip pat įsileisdavo, nebijodama, kad ten tie nevalingais judesiais įspardys statulėlės ir visa kita. Ačiū jums visiems padėjusiems. Ir paprašykime jūsų nesiskirstyti, mes turime šiandien skanios arbatos, kurią mums davė T-Wordas. Šiaip turime kavos, dar turime duonelės ir turime skanų tortą, kuriuo kviečiame visus pasivaišinti hole.
Per vėlai. Taigi tam Kas? aparatas. Kaip tatuiruota mano? Aparatą ir prileidžiat viską. Biškį kūno pasiimam. Ir... Žinoti, kas nebus pas mane. Jonai. Gerai. Auč. Viskas bus gerai, nemirsim, duok. Vaiko prašiau pasaugoti, tas vaikas vis tiek išeina. Va čia dar aukščiau. Žiūrėk, gerai, va čia laikyk, o aš dabar prispaudžiu, čia neina. Čia mane prispaudžiu, Gerai, gal. Dabar žinokit, biškit taip reikės pastinti. Goga. Nesikūkai, žinok, turi matyti. Norėčiau susiskaičiuoti galvas. Ar jūs visi pasiruošę? Būtų tyla ir prasidėtų triukšmas tada, kada jau reikia. Visi pasiimat pačią geriausią nuotaiką. Pačią. Turiu vieną klausimą. Mes, kadangi tu sėdėsi ant laiptų, ar ne? Taip. Mums kada išeiti? Galbūt jau kai tu iš čia eisi sėstis ant laiptų? Jūs sėdit, nes jūs dabar pasėdit. Dabar klausykite tokį dalyką. Čia yra, čia. Kalba, Lorenai, padaryk man muzikinį pradavimą. Bet pradėkit groti, žinokit, viskas. Nėra, važiuok, pamatysit, bus po 10, jeigu su... Matai, papyta, man nieks nedažo. Visi tokie gražus. Nieko nesidažo, tai turėtų namybį. Bet vis tiek, supranti. Jurga žadėjo man, ko tokių? Netinkama. Kas yra? Man biškit pasakiau. Kur Jurga? Nekompromituok, tu čia mūsų žuvo. Kad jūs patys esate susikompromitavę jau. Norėčiau šiandien, tai visiškai norėčiau tiek nugėsti, kad atsikelčiau tik rytoj rytą. Nes da tokios baimės nėra buvę gyvenime. Žiauriai blogai. Būjas. O nusimk akinius. Gerai ir be akinių. Nebent pats nematysi. Na, aš matysiu. Skaityk nereikia. O daugiau viskas. Daugiau visam paredą. Man tai skaipa taip. Žmonės, vyrai. Žinai, jie nežino, ko jie čia dėjo. Jie sėdėjo čia ir pastynės, o pamatys tave, galvos, kad raudono kepuraitės pasaka. Nebent iš tavo nukadė? Nu, šestą. Nu, davai. Nu, davai. Давай, не пугай, не бери. Черт! Žiūrėk, ar dėt man kur nors tas mažas? Nedėk. Viskas praeis. Pamiršiu galinės sumas. Nu, tai tu išėjai, aš tai pasižiūrėk išėjai. Aš turiu pareišti, kad man... Užsipirškai, nežinau, kažkiek užsipirškai, nežinau, kiek reikia bus. Aš tavo noriu užsipirškai. Gerai. Reikia išspaudžiai šypsą. Deda man guzus ant kaktos. Matai, žvejo sūnus atsirado. Jūratė, Jūratė. Šitų. Trumpikė. Mane vėl erzina. Sako, kad mano kojos negražios.
Pasirodo, va, gražuolė Kleopatra. Varda dar nesutyka tau teisės uodegą vizginti. Mama, kai tave sakosi, pasakas apie faraonų skaitę. O įdomu, apie ką jį galvojo, kai tavęs laukėsi. O ką? Enrique? Labai tinkamas vardas jaunai. Patikėjau. Na, nereikia šitą. Na, prašau, na, nežinau, Stefan, tu teisi. Kol jinai man dar ožių nerodė, aš jai paėmiau ir pasakiau. Aš myliu tave. Man baisiai patinka tavo mėlynos akys. Būk, tada gyvenk su manim. Niekas neišsiekia. Bet viskas praėjo 10 metų. Nu, viskas labai puikiai beveik. Viskas gerai, be vieno pauzės. Niekada nesat taip sušokę kaip dabar. Tu matei gerai. Ai, tavo sakina gerai. Tai pasijauti. Paminėjau, kad aš pamačiau. Taigi parašyta, kad tu nepergyveni. Nes taip. Nusikreipti padaryti tokią bendrą nuotrauką. Nenusirenk. Kai visi išeis, visiems scenoj. Nenusirenkit, fotkinsimės. Fotkinsimės. Aš žinau, ką einu padarysiu. Mums reikia padėti ten su kava susitvarkyti. Aš einu palieku jūs, nes mums reikia padėti su kava, gerai? Padarėm, kad nepadarėm, jau padarytas. Kur sėdi?